Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinasi Jaunimo naujienos. Sveikinuosi su jumis iš saulėtosios Prahos. Atvykau į svarbę konferenciją, į asamblėją, tačiau apie tai papasakosiu vėliau. O dabar noriu pasidalinti labai svarbę žinią. Visai neseniai buvau pasidalinęs Lauryno Kasčiūno ir Svaro diskusiją. Pasižiūrim. Yra dar vienas momentas. Ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Tikiuosi. Nelabai. Tai dėl Lauryno Kasčiūno pasisakymų Seimo nariai kreipėsi į prokuratūrą. Grupė parlamentarų kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, prašydami ištirti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno laidoje nuskambėjusius pasisakymus, kuriais politikas ragina susidoroti su nelojaliais piliečiais. Kreipimėsi parlamentarai pažymi, kad tarptautinė teisė draudžia taikytis į civilius gyventojus, o civilio nužudymas yra traktuojamas kaip karo nusikaltimas. Prašome Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ištirti šį Lauryno Kasčiūno laidos turinį dėl galimai padarytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų ar kitų galimų pažeidimų. Rašomo Seimo narių kreipimėsi į prokuratūrą. Džiugu, kad pagaliau Seimo nariai, tie, kurie pirmiausia ir turėjo reaguoti, kreipėsi į prokuratūrą. Džiugu, kad visuomenė yra aktyvi ir manau, tai tikrai paskatino ir Seimo narius imtis tokių veiksmų. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.